Valiukaitį, kuris buvo labai trumpam pastumtas į atakuojančio gynėjo poziciją ir galų gale pakeistas Martynu Linkevičiumi. Valeika. Abi komandos dar nepataikė nei vieno tolimo metimo. Atrodo ir Lietkabelyje, ir tikrai Pirėnų Birštono Vytauto komandoje taiklūs metimai nėra naujiena, nėra įrašyti į raudonoją komandų knygą. O čia išmesti kamuolį iš 3 taškų zonos, bet antrojo ketvirčio pradžioje jau žaidžiama per Kšištofą. Čia ir dar kartą baudos aikštelėje. 10 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Tomas Delninkaitis dar sykį pasirodo aikštėje. Kaip puikiai kelių perdavimų kombinacija suveikė. Artūras Valeika vėl kam nori tą daro Bailendoriaus lapelius. Ir suprantat, kad čia jau yra kita diena ir Vytauto pasaulis. Ir antrą kartą Vytauto gynyba priverčia Panevėžį. Ir Lorenzo Williamsas atiduoda puikų perdavimą. Beje, Janami, oi koks dėjimas, oi koks dėjimas. 1 prieš 4 pražangas turintys Kučą išmuša kamuolį iš rankų Lorenzo Williamsas. Dar kartą puikiai į pagalbą gynyboje ateina Williamsas, bet Artūras Valeika. Naudingumas beveik trigubai padidėjo ir Julius Kazakauskas yra 8 pagal naudingumą LKL lygoje. Čia Artūras Valeika. Pavyksta Vytautui nusiimti dar vieną kamuolį. Visiškai laisvas Valeika, netgi ir reiklusis Andrėjus Urlepas dzūkams negali. Navickas iš toli dar kartą netaikliai pats bando kovoti dėl kamuolio, tačiau Artūras Valeika griebė jį po savojų krepšių. Dabar jau priešingo aikštės pusėje Valeika su kamuoliu. 2 taškai ir pražanga per Anatolį. Ir minėjau, ir štai 2 taškai besibaigiant trečiajam kėliniui, 3 taškis dabar. O čia Valeika siautė ir toliau puikiai. Tačiau čia pat pelno taškus iš po krepšio, išvesdamas į priekį Lietuvos Rytą. Gražus dabar Čižausko perdavimo pagyrų dėl to, jog pavyksta amerikiečiui atsikratyti viršsvorio. Čia Artūras Valeika. Vytauto komandos gynyba dažnai keičiasi dengiamaisiais aikštelės šeimininkai ir koks Drew Gordono blokas, bet čia yra ir Artūras Valeika. Kaip netaikliai atakuoja Rašaunas Bradusas. Čižausko gražus perdavimas Artūrui Valeikai. Labai vienas iš tų, kurie tempia puolime savo komandą. Artūras Jomantas padidino Lietuvos Ryto persvarą vėl iki 9 taškų. Valeika gali pataikyti iš vidutinių distancijų ir dabar tai rodo. 3 nuobaudų. Kas dabar darosi Lietuvos Ryto puolime? Visiškai statiška ataka. Vienas sloganas žaidė, kiti tik stovi ir žiūri. Artūras Valeika ir, kaip sakoma, išsivaikščiojo. Ir vienas iš geriausių savo komandos žaidėjų šiame sezone gali tęsti rungtynes, atiduoda perdavimą Artūrui Valeikai ir pastarasis. Netaiklus 6-16, jau dviženklę taškų persvarą įgyja Vytauto komanda gana greitai. Nepaisant to, kad kalbėjo Virginijus Šeškus, jog lengva tikrai ne. 8-19, 3 minutės iki pirmojo ketvirčio pabaigos lieka. Puikus perdavimas Valeikai. Prastos rungtynės Domagoj Bubalo. Bet būdavo tikrai ir gana sėkmingų dvikovo. Turi taiklę ranką Domagojus Bubalo, galintis pataikyti iš toliau. Yra šis žaidėjas ir skirtingas nei Gvesdauskas ir Patersonas sudaro Šiaulių komandos įžaidėjų grandį. Gynėjų grandį. Žaidėjas yra žinoma. Nėra Smogaliko. Leonavičius gavo diskvalifikacinę pražangą. Dabar aikštėje Žygimantas Kučas su 3 asmeninėmis pražangomis. Čia galėjo gauti ir 4. Rizikingas šuolis. Metimus susilygina su Prienų Birštono Vytauto ekipa. Pajungtas dar vienas puolimo ginklas leidžia kiek stabilizuoti situaciją. Čia vėlgi niekur kitur. Vytautas susikūrė tą ramybę, sakykime taip, o čia jau yra. Lietuvos Rytas stengiasi žaisti be pražangų, turi 4 komandinės. Valeika ima kamuolį. Ir gražus jo perdavimas. Gerokai pailsėjęs sugrįžo į Vytauto komandos penketuką. Sėkmingai ištampo gynybą. Aikštelės šeimininkai. Prieš Valeiką 2 krepšininkai, aktyvi Lietuvos Ryto zona. Delninkaitis pusę atakos laiko jau ištiksėjo, ieško, kam galėtų atiduoti kamuolį. Artūras Valeika toli nuo krepšio taip pat nežino, ką daryti su kamuoliu. Saulius Kulvietis atiduoda jį Tomui Delninkaičiui. Galimybė dar labiau priartėti prie Vilniaus komandos. Tik ir buvo šansas užpulti greitai. Neforsavo įvykių Tomui. Ir kamuolį į žaidimą grąžina Vytenis Čižauskas, Saulius Kulvietis, Tomas Dimša. Nevengia atakuoti šiame sezone Tomas Dimša. Šiaip yra įtrauktas vieno krepšinio portalo. Kelioms akimirkoms išleisti ir savo sūnų Domantą Šeškų, palengvinti tą rotaciją.
Priešingų atveju Prieniškiai remsis tik 7. Šis negalėjo padėti komandai praėjusiose rungtynėse su Lietuvos Rytu ir sakė, kad tikrai, Virginijus Šeškus po rungtynių sakė, kad tikrai būtų padėjęs. Ekipai pralaimėjo. Kori Fischeris. Rokas Giedraitis. Arčiau krepšio ir perimtas kamuolys. Vėlgi besidalindami kamuoliu Vilniečiai suklysta. Gintaras Leonavičius užsidirbęs 2 techninės pražangas ir taip pat diskvalifikuotas visoms rungtynėms. Perimtas kamuolys iš Lavrinovičiaus rankų. Ne kiekvienas jaunas krepšinio sirgalius žino, kas tai yra. O Lietkabelis prieš 17 metų su tuo pačiu Mindaugu Lukauskiu žaidė tokiame turnyre. Kova po krepšiu, su kamuoliu Artūras Valiukas ginantis savoje baudos aikštelėje, bando ją uždaryti, tačiau atsiveria erdves atakuojant iš toli. Liutkevičius gauna bloką, be pražangos stabdomas greitoje atakoje. Išpuolis tęsiasi Stumis Prienų Vytautui. ir koks Čižausko perdavimas. Kšištofo netikslus. Bandymas įmesti kamuolį Benui Medžiamui. Lukauskis prameta iš toli 60 taškų ir greitame puolime ir Vytautas šiandieną tikrai neturėjo pernelyg jau daug galimybių pasižymėti. Nėra Simo Galdiko ir toliau negali sezono pradėti Darvišas Lavrinovičius. Su šiais žaidėjais Lietkabelis būtų ypatingai. Perdavimas po krepšių Trubinui. Šis atgal Guščikui iš vidutinio nuotolio šauna, tačiau nepataiko, bet po krepšių ir vėl Julius Kazakauskas, apie ką ir kalbėjau. Šį kartą Taip pat išprovokuoja po 3 pražangas, perima po kamuolį, renka po 12 naudingumo balų ir dar yra labai giriamas už gynybą. Čia buvo pražanga prieš Deividą Gailių. Nepastebėjo jos rimtesnę formą ir pelnė 15 taškų. Dabar dar kartą meta iš toli. Tai yra vienas tų krepšių. Karto iš 4 mėginimų nepataikė šeimininkai, pataikė 2 taškus iš 4. O Lietuvos Rytas, sunkus mačas su Nevėžiu, nelengvos rungtynės čia ir Prienuose. Ne pati geriausia sezono atkarpa Vilniaus Lietuvos Ryto komandai ir nesikį kalbėjome rungtynių momentu, jeigu Prieniškiams pavyks lygiai sužaisti iki 4 kėlinio, po to Šeškaus filosofija, Tomas Dimša meta po 3,8 tritaškio per rungtynes, pataiko tik 11% metimų. Kalbant apie tritaškius, o čia Sensompimas irgi panašus. Morisas Baumanas, netaiklus metimas, Artūras Valeika. Martynas Linkevičius iš toli, netaiklus metimas, atkovoja kamuolį Artūras Valeika. Hernandesas Trubinui. Šis pastato užtvarą Mačerniui. Neblogai sužaistas 2 prieš 2. Gailius 4 sekundės atakai, 1 prieš 1 Lapetai ir blokuoja Lapetos metimą Artūras Valeika. Gaičiui dar ne iki galo kartais supranta Davidą Loganą ir jo sumanymus. Lietuvos Ryto žaidėjai yra Šaunas Brodusas.